Sveiki visi ir kaip matau šiandien filmuoju 4-ąjį GTA epizodą. Ir atsiprašau, kažko man labai dropina KPS. Tikiuosi... Baigsiu šitas kvailionis. Ir... Policija! Matėt, ką padarė? Aš taip nedarau. Atseit, teismas neįskūs, kai visi neliūdis. Gerai, ėmam šitą mašiną, kaip visada einam gaudyt mocą. Ir... visi tie ponai. Ačiū už šaudiniausią mašiną pasaulyje. Atkagičių nereikia dėkoti. Ir važiuojam prie temos. Garažė turi mūsų... Žinot? What is you doing in my car? Žmogau! Atsipūtęs visą savo... Durnės už žmogus durnėlį mažas važiuoja. Atsipūtęs, o tu važiuoja, nu pavežėsiu, ne? Žinot ką, aš jį pavežėsiu. Lip. Pažiūrėsime į jį. Nusprogt! Kažkoks... Tau su galva negerai. Oi, atsiprašau manęs, kad taip nutilau, bet biškį užsimiršau, kad filmuoju. Sorry. Nėra už ką. Gerai, varom. Ačiū. Padaidė man mašiną. Jo, kad ir kas šaudė, jis buvo nepatingas. Taigi. Varom. Na. Dieve, aš ką gal čia apsivest nemoku? Kokia gėda. Lipam, bėgam. Mėgam! Žinot ką? Važiuojame į kebabinę. Man reikia laifų, man reikia gyvenimą, man reikia paėst. Žinot, kai geriausia ir paėst. Aš jau sakiau, kiek man patinka. Kaip man? Kas būna, kai žmogus šaukia iš kažkur 4 aukštą? Su nedaug laiko. Nu gerai, nebuvo šito 4 aukšto, bet vis tiek aukštai. Ir man nieko nebuvo. Žinai ką, žmogau? Viso gero. Ačiū už dėmesį. Gerai, einam paieškoti mes kebabinės. Mašina išpardavimas. Gal ir kokia geresnė mašina yra? Ups. Pasiimsim šitą. Nors ir, nu, nebloga mašina. Ups. Jie atėjo čia. Bet taip atsitiktinai atėjo čia. Bet čiagi mašinų išpardavimas, nemokamai šiandien akcija. Kaip gerai, kad neišvažiuoti savo. Nu, šiandien tokias pervelnis. Nu, nauja mašina. Nemokamai gavau, jau sudrudžiau. Ne! Ai! Tokia nevaldoma greita mašina. Žinai, ką aš pagalvojau? Tebūnie ta greita mašina. Nešam savo gyvą kailį. Nežinau, kas jam užėjo, bet... Tebūnie pralaidėtas stiklas. Ačiū už mašiną, žmogų,
tu tikrai protingas. Pamatė, ateinu aš, net nenorėjo gauti kalbą ir pabėgo. Iš manęs susiminė. Kokie babinė? Kažkur... Čia. Sustokim čia, pasirinkim mašiną kaip visi. Normalūs žmonės. Opa. Džiavo, kokia neįveikiama tvora. Ha, kvaila policija. Ką? Čia sėt mašino valykla. Aš kiaurai jos perinu. Čia tai bent logiko šiais laikas iš vis nepamė. Aš su jumis. Senė. Jo lopas. Vienkartiniai lopai. Stengiatės pabėgti. Taip, bėgam nuo kažko. Viščiukas. Pamenat jį, kai aš jį nužudžiau. Žinot ką? Aš atėjau pavalgyti pas plėšiukus. Tas daida. Dieve, aš jį greičiau suvalgau. Žinot ką, man vis tiek plėšikai yra. Stogis šaunuolis, protingas žmogus. Kaip ir visada nieko protingesnio nėra. Čia žmonių taip nebuvo. Čia taip bent keista. Aš čia vienintelis lankytojas, kuris mėgsta šaudyti. Kągi. Ir vėl gražiai šviesi diena. Kas čia tokie? Eina. Važiuok. Bėgam. Aš... Važiuok! Bėgam. Varom. Važiuok. Čia tai bent bėdą turim. Aš ką, tai čia šie babinės, suprantam? Aš tik kažkiek babinės išleidau kažkur 10 eurų per doleriuką, čia kažkoks žemės miestas. Ir dabar mane paėmė ir... Dieve, viena kokius smegenis. Kažkokia lieva mašina, nepagalvoti labai lėtai. Policijos turėtų gauti. Išaudai mašiną. Volke! Parazitus. Gal aš pasikėšiu mašiną į man skanaudyti? Išmėginti turim patys. Kaip pasakė Justinas Čiurlionis, padaryti turim daug ką nuveikti. Taigi, žinot, kas mano pirmasis vardas? Kaip aš taip sugebėjau? Žmonės. Atsiprašau, jei šitas epizodas buvo neįdomus, bet man niekšelis tikriausiai koks pradėjo skambinti ir nors ir kaip būna, aš baigiu šitą epizodą. Su jumis buvau aš ir tas kvailas žmogus, kuris skambina. Aš jums sakau,